Stogo konstrukcijai buvo pasirinktas Renolit pilnai klijuojamas sprendimas, pilnai klijuojama sistema Alkroplan A, kurioje kiekvienas sluoksnis yra klijuojamas. Tai yra pradedant savaime limpančią garo izoliaciją, toliau klijuojant šilumos izoliacinės plokštės, bei galiausiai klijuojant PVC dangą. Toksai klijuojamas sprendimas užtikrina, kad stogas yra sandaresnis, tai yra mes išvengiam bet kokio mechaninio tvirtinimo, ko pasekoje sumažėja tikimybė, kad bus kažkur pratekėjimas. Papildomai buvo įrengtas Kontrolit stogo patikros sluoksnis, tai yra elektrai laidus sluoksnis po PVC danga, kurio pagalba atsiradus galimam pratekėjimui stogo galima patikrinti ir surasti konkrečią vietą, kur yra skylutė ar siūlės nesandarumas. Taip pat projekte ant stogo buvo sumontuoti saulės moduliai, naudojant Renolit Alkroplan Solar profilių sistemą, kuri leidžia išvengti balasto. Tai yra išvengiam papildomos stogo apkrovos, išvengiam galimo saulės modulių ir balasto judėjimo ant stogo esant, vėjuotiem, audringiam oram. Patentuota Renolito, jinai yra ekstruduotas PVC profilis, kuris karštu oru prisivirina prie įrengtos PVC stogo dangos. Tokiu būdu susiriša molekuliniam lygmenį ir to profilių jau nebenuplėš joks vėjas ir niekas. Šilumos izoliacijai bei stogo dangai klijuoti naudojami Renolit Dual-Fix klijai. Tai yra klijuojančios putos, kurios yra naudojamos tiek šilumos izoliacijai klijuoti, tiek PVC dangai klijuoti. Yra keičiami tik tai aplikatoriai, kad skirtųsi išpurškimo būdas. Daug patogiau negu turėti skirtingus klijus tiek izoliacijai, tiek dangai. Iki šiol rinkoje egzistavo stogo dangų klijavimas naudojant skystus poliuretaninius klijus, bet Renolito išskirtinumas yra Dual-Fix klijuojančios putos, kas padaro darbą paprastesnį. Tau nereikia turėti skirtingų klijų šilumos izoliacijai ir stogo dangai. Lengvesnis darbas, švaresnis darbas, greitesnis darbas.